Laikas jums man papasakoti ir apie tą įsimintiną anų laikų mokiniui vaikinui Usūriniui Kumščiui iš Mičiūniškio kaimo Kupiškio rajone gyvenimo dieną, kuo jis vis dar tebelankė 10 klasę savo Kandrėnų kaimo mokykloje ir joje kaip tik buvo sulaukę savo paskutinio skambučio šventės. Šventė prasidėjo ankstyvą gegužės rytą, kai mokyklos koridoriai kvepėjo alyvomis, o ant sienų kabojo ranka piešti sienlaikraščiai su šmaikščiomis klasiokų šaržų nuotraukomis. Oficialioji dalis aktų salėje. Tradicinis įžengimas. Pirmokai susikibę rankomis į salę įvedė 10-tokus. Usūrinis Kumštis žengė šiek tiek susigūžęs, vilkėdamas kiek per didelį iš tėvo pasiskolintą švarką. Ingeborga, pasipuošusi madinga tų laikų viršutinė dalimi su blizgučiais, šypsojosi tėvams. Direktoriaus vieša ilga, standartinė kalba apie platų gyvenimo kelią, kurios metu klasiokai gale suoliuko paslapčiomis dalinosi kramtomąją gumą. Mokyklos testamento skaitymas. Ingeborga iškilmingai perskaitė 10-tokų testamentą 9-tokams, palikdama jiems teisę legaliai bėgti iš pamokų už mokyklos kampo ir saugoti Kandrėnų garbę. Po oficialios dalies tėvų ar vyresnių draugų vairuojami Audi 80 ir Volkswagen Golf automobiliai, papuošti spalvingais balionais, signalizuodami apsuko 3 ratus aplink Kandrėnus. Usūrinis Kumštis sėdėjo ant priekinės sėdynės, pusiau persisvėręs per langą ir su ranka mojuodamas kelyje sutiktiems kaimynams. Klasės auklėtojai buvo įteiktas milžiniškas alyvų krūmas. Klasiokai pasirašinėjo vieni kitiems ant marškinių ir palikinėjo linkėjimus sąsiuviniuose. Grupės Feitlės kūrinys Von Step Too Far atliekamas kartu su Daidau buvo išleistas kaip tik 2002 metų pavasarį ir tapo šios 10-tokų šventės kone simboliu, nes buvo leidžiamas visur tiek mokykloje, tiek automobiliuose. Dar viena įdomi detalė. Kadangi nauji proginiai batai visiems spaudžia kojas, o medinės salės grindys ką tik išvaškuotos ir slidžios, 10-tokai priima maištingą, bet praktišką sprendimą visi 10-tokai vaikinai ir merginos prieš pat žengdami į salę nusimauna batus. Prie durų lieka tvarkinga batų eilė. Vaikinai lieka vien su kojinėmis, o merginos su kaproninėmis pėdkelnėmis. 2002 m. gegužės 24 diena.